Šiandieną vėlgi šioks toks perliukas ir kad visi nepyktumėt ir vėl Šiauliai, ar ne? Tai šiandieną bus ir vėl Vilnius. Ir vėl Vilnius, ir Vilniaus Laisvės prospektas, kai įsilieti reikia į Laisvės prospektą. Vilniečiam pažįstama vieta, gavome klausimą mokinio, kurie juostą turiu važiuoti, kad galėčiau važiuoti tiesiai, toks su biškutį su vingiu, aišku, tas tiesiai, bet kaip ir matote, paskui šios automobilius. Labai trumpai, labai paprastai, pasižiūrėkime į ženklus. Tarp kitko, šis ženklas yra ne tom juostom. Šis ženklas yra štai šioje gatvėje, štai šiai gatvėje daliai. Šiai gatvės daliai yra šis ženkliukas. Šis ženkliukas yra šiai juostai. Visų pirma, pradėkime iš tikrųjų nuo to, prisiminkime taisyklės. Trikampiukai, pamenat? Tai nėra vieta, kur esate privalomai turintis sustoti. Ne. Tai yra linija, kur jūs turite sustoti tik tokiu atveju, jeigu reikia duoti kelią. O kodėl jums reikia duoti kelią važiuojant tiesiai? Ogi dėl labai paprastos priežasties. Ženklas. Duoti kelią. Kitaip sakant, jūs važiuojate šalutiniu keliu. Tiek čia yra trikampiukai, kurie sako, kad jūs privalote duoti kelią. Ištisinė linija, plati ištisinė linija skiria ką? Maršrutinį transportą ir ją kirsti draudžiama. Taigi į šią eismo juostą, pirmąją juostą, šioje vietoje nebeturim teisės ir negalim pervažiuoti, kirsti ir taip toliau ir taip toliau. Lieka šios dvi eismo juostos. Jeigu jūs norite važiuoti tiesiai, jūs iš šios juostos kur suksite? Čia. O iš šios juostos kur važiuosite? Ir va toj vietoj, va čia ir yra ta bėda, dėl ko gavom pagalbos šauksmą. Todėl, kad šioje vietoje įvyksta eismo įvykiai. Jeigu jūs jau važiuojate šią eismo juostą, jūs turite ir nuvažiuoti kitą eismo juostą. Va čia sakau, toks įdomi vieta, kur nėra trajektorijų ir gana sudėtinga. Bet jeigu jūs nuvažiuosite tą eismo juostą, gaila, nežinau, ar jūs įžiūrite, jau iš anos juostos jūs jau galėsite važiuoti tik į kairę. Tai yra, jeigu parodyčiau štai čia, jūs galėsite sukti tik į kairę. Taigi, jeigu jūs norite, kaip mokinys prašė mūsų, kad galėčiau važiuoti tiesiai, jūs atvažiavę turėtumėte rinktis vidurinę eismo juostą. Ir ne bet kada, o gana iš anksto, nes po to prasideda kas? Ištisinė, kurios kirsti nebegalite. Kolega šiandien klausiau, tai ką veikia autobusas trečioje juostai? Taip, šie autobusai, kurie važiuoja tiesiai, kaip ir automobiliai ten, kurie nuvažiavo, taip, jie važiuos, aišku, savo maršrutinę eismo juostą. Tačiau šis troleibusas nori važiuoti suktis. Jis nori suktis į kairę. Todėl jis iš karto jau nuo ten stotelės, va ten, kur matosi labai toli, tik pajudės, iš karto rikiuojasi į trečią eismo juostą, važiuoja į trečią eismo juostą tam, kad galėtų, kaip ir minėjau, sunku žiūrėti, bet ten yra ženkliukai, kurie sako, kad iš dviejų juostų į kairę. Štai todėl jis rikiuojasi į trečią juostą. Geriausiai, norint važiuoti tiesiai, yra užsiimti antrą eismo juostą. Antrą eismo juostą, kadangi štai čia jau rodo, kad jūs turite sukti į kairę. Tai štai jums yra atsakymas. Taigi, kaip ir sakiau, čia šiandieną labai toks trumpas, greitas, bet, kaip kolegos sakė, gana labai aktuali vieta iš tikrųjų.